Sveikos ir sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Zofija Palenta, 24 metų amžiaus translytė moteris, šiuo metu gyvenanti Londone. Na ir nors internete esu geriausiai žinoma kaip turinio kūrėja, bet šiuo metu daugiausiai savo gyvenimo laiko praleidžiu studijuodama Kirpėjų akademijoje Londone ir dirbdama kūrybinę asistentę žinomiausiame bei aukščiausios klasės plaukų salone Josh Woods Atelier. Ir šiandien sveikinuosi su tavimi, norėdama tau parodyti bei pamokyti, kaip prailginti bei papuošti savo plaukus prisegamais plaukais, kuriuos gavau iš Elitera internetinės parduotuvės. Na ir būtinai apie šią internetinę parduotuvę bei šios aukščiausios kokybės prisegamus plaukus tau daugiau informacijos paliksiu aprašyme. Na, o dabar keliaukime prie pamokos. Kaip jau tikriausiai matai, mano pačios plaukai yra iškarpėti. Ir toks kirpimas yra idealus dėvint prisegamus plaukų tresus. Mat šio kirpimo dėka tavo natūralūs plaukai tobulai susiblendina su prisegamais plaukais, kuriuos aš pati pasirinkau iš internetinės parduotuvės Elitera. 60 cm ilgio pavadinimu Wow plaukai yra rinktinėje aukščiausios kokybės 100% žmogaus plaukai. Įsigyjant būtent juos Wow prisegamus plaukų tresus, juos gausi juostelėmis, kurios ilgesnės yra skirtos nugariniai galvos pusėje, na, o trumpesnės būtent šonams. Įsisegti plaukų tresus pradedu nuo galinės galvos pusės, pirštais atskirdama plaukus ir pasirinkdama 2 segtukus turinčią plaukų juostelę. Didelės tvarkos atskiriant plaukus tikrai nereikia, tad net negalvok, kad įsisegti plaukus bus sudėtinga. Nebejoju, jog pasitreniravus bent keletą kartų, plaukus įsiseksi itin greitai ir be jokių didelių pastangų. Na, o segant jau antrą tokią pat juostelę, segdama galvos formą, atskiriu antrą sluoksnį plaukų, palikdama bent jau 2 cm tarpą tarp prieš tai įsegtų plaukų tresų. Tikiu, jog svarbu paminėti yra ir tai, kad kiekvieną sruogą prieš segant prašukuoju, kaip ir savo pačios plaukus. Ta patį padarau įsisegusi ir keletą prisegamų plaukų sruogų, tarsi tai patikrindama, ar sruoga prisisekė pakankamai tvirtai. Segdama jau 3 plaukų juostelę, renkuosi 3 segtukus turinčią juostelę ir pradžioje įsegu vidurinį segtuką, na, o tik vėliau pritvirtinu ir šoninius. Įsitikinu, kad juostelė įtempta pakankamai ir jog ją segu prie atskirtų plaukų. Tokias pat juosteles, turiu omenyje turinčias 3 segtukus, segu ir keliaudama link šoninės galvos dalies. Jas tvirtinu kiek toliau nuo smilkinio ir taip apjuosiu galinę galvos pusę, nesegdama tresų pernelyg aukštai, jog savais plaukais galėčiau uždengti jau prisegtas juosteles. Tik galiausiai, prašukavusi įsegtus plaukus, atskiriu ir šoninius, veidą rėminančius plaukus ir tarp jų įsegu po 1 segtuką turinčias plaukų sruogas, tai tik užbaigdama kurti barbiškų plaukų įvaizdį. O dabar prašukuojame plaukus ir keliaujame džiaugtis vaizdu veidrodyje. Taip pat dabar galime plaukus ir formuoti, juos garbanoti, sukti ar tiesinti, jeigu tik to norime. Labai tikiuosi, jog video pasirodė naudingas. Na, o visą likusią informaciją rasi šio video aprašyme. Su tavimi buvau aš, Zofija.